Grupė Bavarija, Juozas. Ne taip, Juozas Riebus. Ant manęs jis nepyksta, aišku, nes Šilanskas nepavardė, Šilanskas diagnozė. Gėliai mano, ir aš dabar su tokia meilė laukiu, kol Juozas pristatys patį pirmą atlikėją čia save. Tam, kad jūs visi kartu pakiltumėt ir tūktumėt visą vakarą. Nuo pirmos dainos iki paskutinės. Raimondai, galima aš dar pauzę trumpą paimsiu prieš tai? Tokia dramatiška. Imk, bet ne iš manęs. Šis įspūdingas festivalis bus transliuojamas LRT Lituanika kanalu. Liepos 6 dieną, Mintauginėse, jūs pamatysite savo veidus, savo aukštai iškeltas rankas. Tu pamatysi savo pliką galvą, bachūras. Garbaniau, įsivaizduok, nuogas sėdi, jis sakys, kai buvo ubagas, taip ir liko. Tvarkoj, bet jis nėra. Come on! Meilė nėra! Ne visko reikia tikėti, ką mes dainuojam. Iš tikrųjų, meilė yra, bet tikrai labai didelė. Ir ypatingai čia. Lygiai taip pat kaip ir geras oras. Lygiai taip pat kaip ir vasara. Jau nesakyk, kad paskrybė. Ir tai yra daina paskutinė, aš manau, kad ne šį vakarą, ne apskritai. Bet vasarą mes su tavimi mylim. Tai yra mūsų geriausias turbūt metų laikas. Tai yra geras metas. Kada mes vasarą įsimylėjom. Leidžiu muziką, viskas jau ir kas jau. Reikia saulės, daugiau reikia saulės. Turime saulę, ne tik tą, kuri apgaulė. Vasara atėjo, mano požiūrį, reikia daryti. Viskas, ko reikia, svarbiai nusiteikti. Ir gerai sveikia. Viskas, ko reikia. Viskas, ko reikia. Svarbiai nusiteikti. Oro balionas netrukus pakils. Ir aš esu tikras, kad jūs taip pat pakiltumėt į orą, jeigu sužinotumėt, kad turite galimybę laimėti 100 svarų. Kas nori laimėti 100 svarų? Kas nori laimėti žalaus? Kas nori šampano? Visi jūs įdėkite čia prie juodos palapinės, galite įsigyti loterijos bilietuką tik už 1 svarą. Liko tik 50 bilietų. 50 bilietų. Ir po Žilvino Žvagulio bus traukinių laimingieji. Pats laimingiausias gaus 100 svarų. Tas laimingas, kuris turi daug draugų, laimės daug alaus. O viena laimingoji be abejo iš savo laimingo vyro gaus šampano butelaitį. Prie juodosios palapinės loterijos bilietai 1 svaras. Taip, o dabar kylam Lituanikai jo. Aš suprantu, kad ši sala yra čia, būtent čia, šį vakarą. Todėl varom prie jūros.